Ir jau Instagrame, Facebook'e sulaukėm, kad užsiimsiu pačią nuobodžiausią ir nesmagiausią. Taigi sudaužysi grindis. Sėkmės bent jau užsiregistruotau šiandien, gerai? Ko čia išsitaškis tokia? Vilė sakė, mūsų draugams ant galvos toks daiktas nukrito. Sveikučiai. Ketvirtadienis, antra naujų metų diena. Kas šią dieną kitaip? Tai yra, pavalgėm pusryčius ir išvažiavom. O ne atvirkščiai išvažiavom ir tada ieškojom ką valgyti. Tai pradedam pokyčius. Bet juoksim. Lekiam į darželį. Ir po to į statybas. Na va, kol davažiavom iki sklypo, iki namų. Tai ir prašvito šiek tiek. Ir kosmosas, kiek vandens pavarė. Dar daugiau vandens. Tiesiog belė kokios balos. Ir Robertai, nieks malko neskaldo ant grindų betoninių. Skaldo. Taigi sudaužysi grindis. Blemba, čia visi 8 cm betono. Tikrai reikia ne 500 gramų kirvuko, o bent jau 10 kg kūjo reikėtų, kad sudaužyti. Kaip iš tos dainos, ne? Suskaldysiu, sušaldysiu, suvalgysiu ir griebiu lapus. Galėčiau griebti aš. Nesakysiu ką. Gyvensim šiltai. Viskas. Išskyrus vieną kaladę. Čia visur šakos, kersinės, išilginės. Čia irgi kapojau. Niekur neskyla. Tai paliksiu aš ją visam gyvenimui čia. Paimsiu net parketą, privesiu aplink prie tas kaladės, išpjausiu. Ir čia jinai bus visada. Ir kas keisčiausia, kad Vilė visiškai nesipriešina tam. Kam? Kad aš tą kaladę paliksiu ten. Ir privesiu parketą prie jos. Va, sakiau. Aš prieš, kiek čia beveik 2 metus laikiau spirdos teisės, tai praėjau medicininę. O Vilė nepraėjo. Nes ir nėjo. Ir nuo naujų metų nebegali vairuoti. Pernai skambinau, sakė, nieks netikrint, nebūtina. Nu tai 27 žadėjau ir pasikeisti, kai baigsis teisės. Ir ką? Nusprendėm, kad pirmą dieną Viliai pavyko prisiskambinti į vieną polikliniką ir sakom, pirmą dieną gal žmonės nepuls ten tų medicininių darytis. Gal sakau nuo kitos savaitės? Tai nebus tų eilių ir važiuojam, išnaudotą... Bandyt. Nu, kad pavyko bent jau prisiskambinti. Į vieną vietą. Ir prie to pačią paimsim dar Melisos kortelę. Jau turėtų būti padaryta, nes 2 buvom. Jau 1,5 mėnesio praėjo. Sėkmės bent jau užsiregistruotau šiandien, gerai? Ačiū. Užsukom į įstaigą, kurioje niekada nesam buvę. Nu, ir aš nebūsiu, nes Vilė vieno nuėjo. Jos už rankos nereik palaikyti. Nors pažįstu tokių suaugusių vyrų, kuriem virš 5 metų ir visada turi žmoną nuvesti pas gydytoją. Ar jūs tokių pažįstat vyrų? Ką? Mes kažkaip sugebam po vieną nueiti su Vilė, bet nereik už rankos palaikyti. Nu, bet kiekvienas esam skirtingas. Gal dėl to ir yra tas anekdotas sklando Facebook'e, kur mama nebenuvedė manęs pas daktarą, pas gydytoją, tai dabar susirasiu žmoną, kad galėtų jinai mane nuvesti. Kadangi turiu laiko, galiu atsakyti komentarus. Tingiu atrašinėti, nuoširdžiai pasakysiu, tingiu. Atsakysiu į dėdės Žydrūno komentarą, kad kas liečia sveikatos temą, aš jos neliesčiau ir nekritikuočiau. Aš jokios kritikos iš vis nesakiau. Aš tiesiog pastebėjimų pasidalinau, kad pas mane pakeitė pačią užtinę ir čia yra inkstų zona. Ir tiesiog įsivedus į Google veidas inkstai išmeta, pirmas paveiksliukas yra va. Ir yra va čia va ta vieta va po akim grinai inkstai. Čia nefokusuoja, tai kam jau įdomu, tai įsivesit veidas inkstai ir vaizdai į Google ir pamatysit. Skrandis yra čia žandai, bet pas perfekcionistus yra čia, po akiai pajuodę dažniausiai. Ir inkstai nemėgsta užlaikytų emocijų, kaip pavyzdžiui komentarą parašo kokį nors šūdiną, kur norėtum parašyti, eik tu na,
ir taip toliau, bet tu parašai, viskas gerai, okei, geros dienos jums linkiu. Tai taip nėra gerai, reikia neužlaikyti emocijų. Sakė, psichologą reikia pagalbos. Tau? Pažymos. Pažymos, iš kur tu ją gausi? Centro poliklinika prie Bokšto. Kažkodėl sakė, ten priims. Ir ką, užsiregistravai? Ne, tada vėl grįšiu čia su psichologo pažyma. Ir sakė, 27 eurų kainuos. Tai dar psichologo pažyma kainuos? Nu, tai irgi kažkiek kainuos, bet aplamai čia tas kainuos. Važiuojam tikrintis psichologiškai. Bet užsiregistruotai? Nereikia? Ne, sakė, ten greit viską padarė. Nu gerai, važiuojam. Gerai, nebaigiau šitą komentarą atsakyti, gal kažkada pabaigsiu. Važiuojam į kitą instituciją. Kosmosas, ta prasme, kai tai važiuoji per miestą ir vieną kitą mašiną tik tais. O čia tai kosmosas. Čia taip turi? Nu, man patinka. Galėtų dažniau tie nauji metai ateiti ir visi tie kalėdiniai periodai greičiau praeiti, nes aš buvau to pasilgęs, kad važiuoji per miestą ir viens pats kely. Nu, beveik viens pats, bet tai vis tiek prie sankryžos nereiks stovėti po 5 minutės. Ir išlindo saulė šiek tiek, tai taip nušvito pasaulis. Vau. Tie vaizdai, nu, kosmosito. Nors ir lietus lyja, bet matyt mėlyną dangų yra vau. Kaip gražiai atrodo pastatai. Nu viskas. Taip grinai išryškėjo. Pabaigiam apie komentarą, bet prieš tai, kad kai su kino medicina susipažinau, tai daug lengviau pradėjo gyvenimas eitis, nes visų pirma supratau, kad emocijas, jeigu užlaikai, kažkur į kūno vietą kentės. Tai negalima užlaikyti. Visiškai negalima. Pralinksminau Žydrūną, kuria prasme patinės. Tai va ties tom vietom, va, kaip sakau, kad pakei. Tai ir vakar privalgiau aštrios picos, iškart mano inkstai kenčia. Aš matau jau iš karto, kad prastai miegi, iš karto inkstai kenčia ir atsispindi iš karto veide. Ir parašymas, kad negalima komentuoti ir apie sveikatą, tai galima ir reikia, nes tai gali pagelbėti kažkam, kad susirūpintų, nes inkstais ilgai negali, kaip čia, piknaudžiauti, jeigu pastovi užtinės vaikštai, nes pradės kauptis akmenis ir visokie kiti negeri dalykai, o kas po to? O po to visokios operacijos ir taip toliau. Aišku, kitiems patinka tas dalykas, kad gali pasigirti, o čia man išoperavo tokį akmenį, o čia man padarė tą ir aš dažną žmogų sutinku, kuris girias, o aš čia tiek išvaržų turėjęs. Aš neturėjęs nei vienos išvaržos. Tai irgi galiu pasigirti, ne? Tai nėra ko girtis tokiais dalykais. Ir toliau tas pats komentaras, kuria prasme aš asmeniškai patinusius vadinu pijokus. Tai nereik būti pijoku net. Kiti pijokai net ir daug išgerdami turi sveikus inkstus, nes jie tiesiog išplauna gerai juos. Tai, bet pas juos kepenis būna parėjusios, va kas yra. Tai, tai kaip sakant, vienas dalykas kenčia, nuo kiekvienų dalykų kenčia kiti dalykai. Ir inkstams žiauriai nepatinka kava. Žiauriai nepatinka. Tai tiek. Dar kol laukiu Vilės, tai dar vienas dalykas apie vandenį, kad reikia gerti jį, nes reikia išplauti šiek tiek inkstus. O aš to nedarau, nes to reikėtų įpročio, nes visiškai vandens neišgeriu. Tiesiog, 2 puodukus per dieną, jeigu rytą prisiverčiu išgerti ir vakare. O per dieną iš vis skysčių nėra, daugiausiai vaisiai. Kiek su obuoliais, apelsinais ar dar kažkom gaunu skysčių, viskas. Ir šitą dalyką reiktų kažkaip užsiugdyti, bet to nepadarau. Ir tai atsispindi mano veide. Eina savo tą saulę, taip nudažė viskas spalvotai, wow. Išėjau pasivaikščioti, kol Vilė kažkur dingus. Tokia gerulė. Tada ir
Radau Vilę. Jau su pažyma. Pats nuėjau irgi iki įstaigos, persirašiau pas kitą šeimos gydytoją, nes kažkas nutiko manai. Šiaip metus laiką buvau pas gydytoją prirašytas ir nei kartą nemačiau aš jos. Ir bandydavau prisiskambinti ir sakydavau, nėra jūs. Ir po metų laiko sužinojau, kad ji nebedirba, išėjo iš darbo. Vilė psichologiškai sveika, gavo pažymą. Realiai mes čia centre vaikštam Šiaulių ir pagalvoju, dabar iš vis nebuvo nei eilių ten, poliklinikoje, niekur. Ant kiek žmonės dingo, po naujų metų tiesiog dingo. Man ros nuo kitos savaitės prasidės. Sakai? Įna savo visai, kai užvietė. Pasistatėm už pusę kilometrą mašiną vieną pačią ir vis tiek šalia. Visokie šaranai, Teslos. Nesvarbu, kad vietos yra belekiek, visur pilna. Parašykit ir pas jūs tai būna, kad pasistatė mašiną kuo toliau laukuose. Nu iš vis, kur net nesugalvos nieks statytis. Ir žiūri, pystą aplinkui prisistatė. Robert sustoja prie to, kur šlabamo atidaro aparato. Vis tiek jaučiasi šventinės. Priešais eismą atsistoju, laukiu, kol atsidarys vartai. Neskenuoju numerį. Kodėl neskenuoju numerį? Vis tik reikia šventės. Tai pasirodo, reikia važiuoti normalią pusę, kad skenuotų numerį. Ir dabar važiuoja paimti Melisai dokumento, kad nebūtų ponė be dokumento. Kur lėksim? Lėksim į šiltus kraštus. Į Latviją? Taip, į Latvijos pajūrę. Tai pasirodo Melisa, nebe vaikas be dokumentų. Jausu. Bent jau kortelę turi. Tai galėsim po Europą kažkur išvažiuoti. Nors norėjom visai net į Latviją vasarą nulėkti, bet... Kadangi vėl laukiu, tai ir dar tas pats komentaras, kad mes visi, kurie filmuojame, darome vlogus, niekada nesame ir nebūsime ir neturėtume būti atviri. Tai aš daugiausiai esu atviras ir toks būsiu ir net turėtumėm būti, jeigu norim, kad mumis žiūrėtų. Ar, vis tiek tas atvirumas ir nuoširdumas jaučiasi, nes visi, kurie nuoširdus ir susilaukė tokio dalyko, pavyzdžiui, kaip Keita Žemaitė, tai pas ją ten iš visą, jinai viską rodo ir kas sekas ir nesiseka, tai tame ir yra tas nuoširdumas, dėl to jinai tiek daug dėmesio ir sulaukia. O kai esi užspaudęs jausmus ir nesi nuoširdus ir nenori būti nuoširdus, tai geriau iš vis tada ir nekurti jokio turinio, nes nesulauksi nei peržiūrų, nei tiesiog. Kam tada kurti? Dėl ko? Koks tikslas kurti, jeigu tu esi nenuoširdus? Visų pirma, turi būti nuoširdus pats su savim, pats savo. Kadangi aš čia laukiu ir žiūriu, čia pilna šitų dėžių, kondicionierių, vienas iš vis milžiniškas, čia gal net šilumos siurblys koks, ten dar yra ir visi yra jie gry. Ir Instagrame dariau apklausą apie šilumos siurblius ir daug kas rašė, tik nesirink gry. Bet visur jie. Absoliučiai visur. Ant įstaigų, ant namų. Vakar pravažiavau pro kotedžus naujus. Tai ir ten vien buvo gry ir dar kitas tas pigus Nordis, man rods. Tiesiog visur pigus, kondiškės šilumos siurbliai. Karaliauja tiesiog. Ir ką? Jie atlieka savo funkciją, kaip suprantu, jeigu jie čia stovi. Minus 27 eurai ir Vilė galės vairuoti. 33 su psichiatrinė. Ajo, rimtai. Susitvarkiau. Ir nuo 5 valandos. Ir kaip greitai. Aišku, aš valandą pralaukiau. Bet vis tiek. Bet jokių eilių ne. Aš manau, kas dėsis po pirmadienį. Nes dabar daug kas turbūt galvoja, kad iš vis nedirba tokie dalykai. Arba, labai didelės eilės. Ne, taip. Mačiau, veda vėl dešrainis ir kava 2 eurai. Nori? Tiek to. Ir geriausias prikolas apie tos šeimos gydytojus, kur šnekėjau, užsiregistruoju ir sakau, noriu vizito.
Sako, jūsų šeimos gydytoja, pas kurią užsiregistravot, serga. Aš prieš tai savo gydytojas nemačiau metus laiką ir pataikiau užsirašyti pas tokią, kuri serga. Kaip taip? Prasideda naujas gyvenimas nuo sveikesnių dalykų. Tai yra... Ką? Vis nekava į tas... Lietiniai blynai. Nu, Su kuo? su karameliu. Bet būtų po 2 eurus va kava į tas. Ai, nu, nenuvažiavom į degalinę. Nei burgerio, to, nei dešrainio, nei kavos nepirkom. Ko čia išsitaškis tokia? Susitvarkiau reikaliukus. Džiaukis, kad turi boltą savo. Nu. Kosmosas, išėjau į lauką ir... Kai grožis. Tai pasirodo, tie blineliai buvo vien karamelė ir blynas, be jokios varškės, be nieko. Ir toks saldumas, taip. Iškart smegenis suspaudė. Ir ką? Dėl tam tikrų priežasčių į vonę negaliu įdirbti, tai turiu pasidaryti būtinai svetainę. Pasiėmiau projektą rekuperacijos, reikia pasijungti šitos difuzorių plastikus. Ir žinot, kas keisčiausia? Ne, nežinot, nes projektą buvau pametęs, Vilė surado. Ir kol aš bandžiau atgaminti smegenyse, kur kas turėtų būti, neatsiminiau. Tai gerai, kad yra projektas, nes pridaryčiau nesąmonių. Ir kai atrodo, kad atsiminsi tikrai tą ar aną padaręs, nu ne, nebėra tai. Kažkaip nebesikaupė smegenyse to, ko nereikia. Tiesiog popieriai užrašai ir viskas. Na ir dabar reikia kažkaip va ten pritvirtinti. Draugiškai. Kas čia? Viens langus, nežinau ką ten daro, o kits jungia šitos daiktus. Are? O šiaip tai Vilė lipniom juostom apklijuos langus, man. Aš tau sakiau, priekį nesaky darbų. Ai, nu bus kaip čia su tom siūliam glaistimu. Tai taip tos siūlės ir nenusiglaistė, ne? Nusiglaistė. Grožis. Vilė sakė, mūsų draugams ant galvos toks daiktas nukrito. Nenukrito. Nu gerai, ne ant galvos, bet kaip čia, ant tualeto. Tai gerai, kad tuo metu nesėdėjo ant tualeto ir neužmušė, nes tualeto dangtis tai skaudžiai nukentėjo. Tai aišku, ten buvo įtempiamos lubos ir iš jų iškrito tos daiktas. Tiesiog tai. Nu gerai, neišdraskė lubų, bet tai vis tiek. Iš difuzoriaus per galvą niekas turbūt nenorėtų gauti. Užsidedam prisimatuojamą ir tiks mum čia. Šitas yra biški per aukštas, tai reikia jį nutrumpinti. Ir tik centimetrų per aukštas. Šitokiai situacijų dar nesu buvęs. Nors tai yra mano 4. difuzoriaus dėžė, bet į šitą situaciją pirmą kartą papuoliau. Tai vienam reiks dangtelį užkišti. Va, šitaip. Nes ateina tik vienas vamzdis. Ten iš toli pasigirdo klausimas. O tai nėra vien vamzdžio šito? Ne, yra 2 vamzdžiai ir yra skyliai užkišti. Ir užsismaukė toks žiedelis, kad neišsitrauktų. Ir įsikiša toks kaištelis. Aš nežinau, ar čia įkišau jį, nes galbūt, kad iš apačios jį reikia įkišti. O taip, jis iš apačios įlindo gražiai. Ta balta blyna ir ten tą baltą blyną, galvojau, daug lengviau bus prilipdyti. Bet nėra taip paprasta. O jau baigęs dieną, tamsu jau. Jau visiškai tamsu, 2 blynai per dieną. Bet laimingas, kad Vilė laiminga, kad galės toliau su mašinyte važinėtis. Nors nieks nebūtų jas ir taip stabdė. Sakai? Aha. Ką aš ne, čia 1 mėnesį gal sumastys. Kažkaip kokią baudą, Nieks nesakė, kiek baudos gautum, jeigu be teisų važiuoja. Yra lenta, yra pjūklas, yra žmona. Žmona kaip laikiklis. Kas čia per vištytė? Nupjauk greičiau.
Ačiū, laikiklį. Kaip prisigaminau. Va čia tai, wow. Nesvarbu, kad yra pirkti kitų plasmasinių pakaištukų. Ne, Robertui, reikia pačiam gamintis. Užsiimsiu pačią nuobodžiausią ir nesmagiausią dalim. Tai išsilygint lubas. Tai viskas, šiandien vlogas baigės. Tiek. Matot šitą vaizdą? Matot, kaip čia gražu? Ta prasme, nieko čia nesimato čia. Po 2-3 mm pasikaiščiau šudukai. Ir viskas, ir jokio pokyčio. O aš čia aukštyn žemyn. Ane? Neįvertita. Ir nepamatysi, kas čia buvo padaryta. Matos prikišus mini pagaliukai. Mini pagaliukai, bet pasimatysiu užtat iš po šito darbo tikrai didelis darbas. Tu, iškišiu aš tau ranką. Ne, ten, žinokis, yra vekstinis, 2 maikės. Ir 4 triusikai. 2 kelnes. 2 triusikai? 1 triusikai. Kadangi turim anksti važiuoti, nes Nelisa darželyje, vis tiek nenorim pirmom dienom užlaikyti ją taip ilgai, tai lekiam namo. Ir liko šiek tiek virtuvės lubų ir bus baigta. Vilė tik dėl jaukumo įsijungus, pastovi čia tą šviesą žiūriu. Ir jau Instagrame, Facebook'e sulaukiam, kad nespėsit jūs čia valyti šitą stiklą ir taip toliau. Tai koks skirtums, nespėsim, tai nespėsim. Bet turėsim apšvietimą. Svarbiausia, turėsim tulikui apšvietimą. Taip, viskas apšalo. Dar tik 2 diena žiemos. Dar tik sausio 2, o jau viskas apšalo įsivaizduoji. Su naujais metais ateina žiema. Ir dabar kaip bus slidu. Oi, kaip bus slidu. Nu, pasakykit, ar kas nors užsipylėt pigaus kuro? Kaip Robertas padarė paskutinę metų dieną. Nulėkė į degalinę ir iškart pilną baką pasipylė. Ir kaip pagalvoju, nuo mūsų bakučio kokie 7 eurai buvo pigiau įsipilta. Baisu. Bet nesvarbu. Važiuojam. Pasimsim pupą. Iki. Ačiū už žiūrėjimą.